Vis daugiau lietuvių išvyksta į užsienį, sukuria šeimas, gimdo vaikus. Ir mano supratimu, konstitucinis straipsnis, kuris sudaro labai nedidelę galimybę mūsų tautiečiams turėti dvigubą pilietybę arba kitų valstybių piliečiams gauti Lietuvos pilietybę, yra jau šiek tiek pasenęs ir netitinka naujų realijų. Mano pasiūlymas, vadovaujantis konstitucija, skelbti referendumą, kad mūsų žmonės patys apsispręstų, kokiais atvejais būtų galima suteikti dvigubą pilietybę. Mūsų pozicija buvo tai, kad kiekvienas lietuvis, kuris išvyksta gyventi už Lietuvos, neprarastų Lietuvos pilietybės. Dar daugiau, kad vaikai gimę užsienyje būtų lietuviais, Lietuvos piliečiais. Tai yra, mūsų pozicija buvo neatstumti, o suartinti mūsų tautiečius. Tačiau tuo keliu, kuriuo nuėjo Seimas, pateisinti neįmanoma. Seimas bandė, pažeisdamas konstituciją, pamindamas konstitucinius principus, teisinės valstybės principus, suteikti dvigubos pilietybės galimybę atskiriems mūsų piliečiams, gyvenantiems įvairiuose šalyse. Tačiau Australijos, tarkim, lietuvis negali turėti dvigubos pilietybės, o Lenkijos ar Amerikos lietuvis galėtų turėti dvigubą pilietybę. Ta tokia diskriminacija NATO, Europos Sąjungos atžvilgių, man atrodo, yra visiškai nepateisinama ir mūsų tauta neturėtų būti taip izoliuojama. Todėl prezidentas vetavo šitą įstatymą, aš manau, pasielgė teisingai, tačiau problema neišspręsta. Problema toliau išlieka. Ir mano pasiūlymas skelbti referendumą turėtų būti įgyvendintas, jeigu mes norim iš esmės keisti šias konstitucinės nuostatas. Todėl kiekvieno iš mūsų piliečio, tiek išvykusio, tiek čia gyvenančio pozicija yra labai svarbi. Mes beje savo internetiniam puslapyje užklausėm, kiek Lietuvos piliečių norėtų, kad būtų konstitucijoje pakeista nuostata ir įvesta dviguba pilietybė. Ir sulaukėm nemažai skambučių, nemažai reakcijos, nemažai parašų, pozicijos išreiškimo. Už tą poziciją kiekvienam dėkojam, tačiau kiekvieno piliečio nuomonė čia yra labai svarbi. Todėl aš irgi kreipiuosi į visus. Išreiškim savo nuomonę, išreiškim įvairiais būdais. Pasakykim, ar mes šiandien pasiryžę keisti konstituciją, ar pasiryžę didesniam ratui mūsų piliečių suteikti galimybę įsigyti antrą pilietybę. Ir tai būtų teisiška, tai būtų atitinkanti nuostata mūsų konstituciją ir pagaliau mūsų piliečių lūkesčius.